Deputy Bronis Rope. 2 minutes, please. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė, gerbiami kolegos. Šiandieną svarstome klausimą dėl ES valstybių narių draudimo nuo stichinių nelaimių poliso Europos solidarumo fondo. Jis užtikrina sąjungos galimybę pagelbėti stichinių nelaimių atveju. Nemažiau svarbu, kad siūlyme yra numatytos ir veiklos efektyvumą didinančios priemonės. Todėl nemanau, kad siūlymas kitų metų ES biudžete šiam fondui rezervuoti kasmet skiriamą sumą sulauks didelio pasipriešinimo. Kartu noriu atkreipti kolegų dėmesį į žalingas tendencijas, pradėjusias ryškėti po neseniai įvykusių stichinių nelaimių. Kaip žinia, šiuo metu parlamente yra svarstomas rezoliucijos projektas, kuriuo raginama iš valstybės deficito skaičiavimo išimti išlaidas susijusias su atsparumo didinimui nuo vietos stichinių nelaimių rūšies žemės drebėjimų ir tik geografiškoje ribojamoje teritorijoje. O kodėl tokiu atveju ignoruojamos kitos stichinių nelaimių rūšys, pavyzdžiui, potvyniai, nuošliaužos ir kiti regionai? Manau, tai yra pavojinga. Pavojinga dėl to, kad greta pagalbos, kurią gali suteikti Europos solidarumo fondas, valstybės narės įgaus galimybę vykdyti netvarę finansų politiką. Nesunku atspėti, ką viešųjų finansų valdymui ir stabilumo bei augimo paktui reikštų precedentas, ypač kai seisminio atsparumo didinimo sąvoka yra ganėtinai neapibrėžta. Noriu pabrėžti, jog Europos solidarumo fondas yra efektyvi pagalbos priemonė, tačiau pagalbos priemonė turi turėti apibrėžtą biudžetą ir konkrečius tikslus. Ir kas svarbiausia, negalima leisti, kad pasinaudodamos stichinių nelaimių pretekstu kai kurios valstybės narės pateisintų gero ekonomikos valdymo taisyklių pažeidimus. Ačiū. Ačiū, ponas Bronis Rope. Thank you, Deputy Rope. And now, on behalf of EFDD Group, Madam Laura.